Sveiki visi, dar viena siunta iš Temu. Čia turėtų būti, man atrodo, tokia gertuvė vandeniui. Oi. Ja. Neturiu stovo dabar. Tai atidarinėju taip. Ja. Taip. Ok. Jo. Tai tokia gertuvė. Va, ir turėtų būti popierinės servetėlės. Nuotraukoje kitaip atrodys didesnis. Nu, nesvarbu. Naudosiu, nes jos žymiai pigesnės negu kad pirkti parduotuvėje. Čia šiaip paprastas. Taip, čia paprastas servetėlės. Made in China. Tarkim, jeigu čia pakuotę suplyšus, tai ir darysiu. Taip, čia. Okay. Nu čia kvadratinis tiesiog paprastas. Okay. Taip. Paprastas servetėlės, tai normaliai viskas liktai įtarimų nesukelia, taip sakant. Ja, viskas gerai. Žiauriai pigios. Įdėsiu paskui nuorodą. Čia tikėjausi, kad bus, va tokio pločio. Žiūrėkit kokios. Čia turbūt skirtos įdėti, turi būti kokį tai, nežinau, kokį tai aparatą ar kas. Pabandysiu praplėšti irgi. Žiūrėsiu. Tarkim. Kaip šitas. Normaliai. Tik biškai per mažas, jo. Tai reikia kitą kartą. Bet kažkam valyti tinka. Taip. Aš norėjau tiesiog, žinot, kaip būna tie popieriniai rankšluosčiai rulonuose. Galvojau, kad į kažką pakeis pigiau, nes šiaurį pakankamai brangoka. Bet matau, aišku, čia nelabai kažkas panašaus. Bet reikės dar panašyti Temu ir pasižiūrėti, ar yra kažkas tai panašaus. Taip, čia tokia gertuvė turėtų būti. 1 litro talpos. Čia važiuoja, kad parašyta išvardintos savybės turbūt. Tai aš, man atrodo, sakiau juodos spalvos. Ja, juodos. Taip, pasižiūrim, kas čia. Visai nieko. Svarbiausia, kad nesmirdėtų, nes būna smirda plasmasė ir kai įpili vandenį, tiesiog tas vanduo sugeria plasmasės tą kvapą ir tada baisiai smirda. Ui. Svarbiausia, nesulaužyti iki pirmo naudojimo. Ok. Išsiaiškinu, žodžiu, taip ir taip. Taip atsidaro. Ok, tai čia 1 litras. Kaip tai truputėlį smirda. Bet fainai. Padaryta neblogai.
Ir turėtų būti štai, na, tas, nu, tas, kaip jį pavadinti, šiaudelis, ne šiaudelis. Tuo minutėlę darysiu. Taip, atidariau. O žiūrėkit. Kas čia? Nežinau, ką. Filtras čia. Galima kažką karštą pilti. Neįsivaizduoju. Tiesiog neturėjau niekada tokios. Kam čia šitas dalykas? Na ir tas šiaudelis, kur turi gerti. Neblogai, neblogai. Svarbiausia nesmirdėtų. Gerai, tai ką, įdėsiu aš nuorodą, kaip visada. Jūs pasižiūrėsit ir nuspręsit, ar verta pirkti ar ne. Čia rašo BPA free. Reiškia, nėra kenksmingų medžiagų, kaip supratau. Čia parašyta, kad galima, aš taip suprantu, nuo... Taip įsivaizduoju, kad galima pilti nuo 20... Ne, čia turi būti nuo minus 20, tai ne. Nuo minus 20 iki 100 laipsnio, tai nuo minus 20 tipo gali net užšalti vanduoje, ar kaip iki 100 laipsnio galima net verdantį vandenį pilti. Tai gal dėl to čia tas... Nežinau, kokią arbatą įdėti ar kažką. Nu, bet, nežinau, neatrodo. Neatrodo taip. Gerai, tai nuorodą įdėsiu kaip visada. Iki kitų kartų.